Sveiki visi, su jumis aš Zita Baskienė ir konsultavimo centras Matrica ir aš žinoma labai džiaugiuosi, kad jūsų į konsultaciją ateina vis jaunesnė auditorija, tol kad jūsų priekyje dar yra daug ilgesnis kelias, todėl jį galima nutiesti jums daug palankesnį negu yra variantų, todėl visada pasinaudokit tais momentais, kai nežinot, kai nedrįstat, kai per mažai įkvėpimo arba ryžto. Čia jūs rasit viską. Vyras, jaunas vyras, 37 metų, šiandien šeimos dar neturi, šiandien verslo dar nesukūrė ir profesiją pasirinko dėl to, kad ten lyg daugiau galima uždirbti pinigų. Ir ką mes turim? Pirmiausiai tai profesinė linija pelkė, tai ir parodo, kad žmogus mokosi, bet vidinė pelkė, todėl kad jokio nėra kūrybinio proceso arba kažkokio džiaugsmo. Šeimos nesukūrė pelkė, nes labai svarbu būti laisvam ir egoistiškai pažiūrėti į viską. Ir todėl čia visą laiką pojūtis yra blogas. Toliau verslo ir darbo sritis grafikas pradeda šiek tiek kilti. Ir jis būtent ir ateina tuo momentu, kai jam reikia sukurti verslą, todėl kad jis turi 8166 verslo strėlę. Verslo strėlė, jūs iš savo datos to neišskaičiuosi, tai matosi tiesiog, kai jūsų data verčiasi į seną kinų kalendorių, kuris mūsų pasąmonės būseną parodo, reiškia praeitų gyvenimų įtaką šiam. Ir verslo strėlė yra, ir čia reikia sukurti verslą. Jis dvejoja, mes apie tai kalbam, analizuojam, kaip tai padaryti, kokios geriausios jo resursų dozės, kuriomis galima pasinaudoti, bet verslo strėlė yra per šeimos verslą. Ir atkreipkite dėmesį, kaip viskas matricoje yra eiliškumo principu arba nuoseklumo principu. Va tu praleidai šitoj vietoj tą norą kurti šeimą, pagalvojai, gal tau bus vienam lengviau ir geriau, ar ne? Ir čia pastangos, jos niekada neduos didelių labai rezultatų, o kai ateis etapas rūpestis kitais, matot, nuopolis. Tol, kad nėra rūpesčio kitais, o rūpestis kitais tai ne kažkoks tarnavimas arba patarnavimas, tai yra tiesiog pasaulio mechanizmo varomoji jėga. Ir todėl ir motyvacija yra iš to paties. Viskas yra iš to paties, tik labai tokiais dalykiško kalbėjimo instrumentais apdorota ir mes dažnai tą paprastumą pametam. Tai šiandien noriu pasakyti, kad tas rūpestis kitais vaikino vyro etape būtent 45 metų trėkštels jį čia, jeigu jis iki tų 45 nepataisys va šitų padarytų klaidelių. Jeigu jis sukurs šeimą arba išdrys, aš tikiu, kad jis tikrai turi merginą arba moterį, ir jeigu jis sukurs šeimą, nepabijos atsakomybės, jis su ta moterim ir sukurs šeimos verslą, arba su moterim, arba su kažkuo kitu iš savo šeimos narių, bet greičiausiai tai yra jo žmona ir moteris. Kodėl aš taip sakau? Todėl, kad to žmogaus kliūtis yra netinkamas požiūris į tradicijas, giminės tęsimą ir tokias vertybinės pozicijas. Ir va, kol mes nenugalim kliūties, mes maudomės va tose negatyviose situacijose, tose pelkėse ir negalim išlipti. Todėl aš jums dažnai sakau, ne dėl to, kad aš neturiu darbo, aš jo turiu labai daug, bet aš jums sakau dėl to, kad visada gyvenime yra situacijos tik tam, kad matrica pamatytų, kaip jūs sprendžiat, kaip jūs norit. Situacija tai yra parodimas noro visatai. Ir va čia tas žmogus, jeigu čia nepadarys to sprendimo, apie kurį mes su juo kalbėjom, jis tiekšis žemyn. Bet jeigu jis padarys tą sprendimą, tai vadinasi matricoje nulaužti grafiką. Nulaužti tai reiškia grįžti atgal savo dažniu
į buvusį aukštesnio dažnio kodą, kur žmogus padaręs klaidas būna atmestas. Kaip šiuo atveju iš 43 kodo grąžintas į 42, toliau šiandien dieną jis yra finansuose. Va todėl jis gauna išbandymą pastatyti verslą, bet verslą pastatyti su šeimos nariu. Nesukūrė šeimos šitoj vietoje, ar ne? Tas verslas, jis nepasistatys. Todėl reikia šiek tiek žingsnių atgal savo sąmonę grįžti, išeiti į drąsą ir į vertybinį tokį pamąstymą, kas aš esu čia ir kodėl aš esu čia. Ir viską tame taške galima pakeisti. Jeigu grafikas prognozė, kad kris žemyn, reiškia, reikia kažką keisti, nes nepakeitus viskas kris. Tai viskas visada mūsų rankose. Visata dėlioja tik situacijas tam, kad pamatyti mūsų sprendimus. Čia mes apie visus juos kalbam ir čia mes randam taškus, kuriuose mums reikia padaryti pokyčius. Bet tik jūs, ne jūsų meditacijos, ne jūsų sąmoningumo būreliai arba grupelės gali tai padaryti. Tai gali padaryti tik jūsų veiksmai, jūsų atsakomybė ir jūsų kūryba gyvenime. Niekas kitas to už jūs nepadarys. Tai ačiū Jums už dėmesį.